Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis analitinė laida Kauniečių akimis. Studijos telefonas, kur galite taip pat paskambinti, galbūt jūs ką nors pastebėjote, kas reikėtų paviešinti, pakalbėti apie tai. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias analitikas, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Sveiki. Sveiki. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime galbūt pradėti paanalizuoti užsienio politiką Lietuvoje. Kas ją vykdo, kas už tai atsakingas ir kaip atrodo prezidentūra šiandieną po pirmosios ponios pasisakymų, kur čia klausimas. Ir panagrinėsime, aišku, tarptautinius dalykus, kurie Lietuvai taip pat svarbus, apie Ukrainą, Amerikos, Rusiją, kažkokius tai, sakykime, karo nutraukimo galimybės, santykius ir daugiau, kurios temos galbūt įdomios ir kas svarbiausia šiandieną pasaulyje, ar pinigai, ar moralė. Tai Karoli, galbūt nuo užsienio politikos, kaip jūs matote, kas ją reguliuoja, kas valdo, kam ko reikia. Ta Lietuva mūsų tokia labai stipri, labai reikšminga pasaulyje. Tai yra politikų, kurie nori, kad tik skaudėtų visiems, įkasim, padarysim, uždarysim, įskaudinsim ir visi kentės ir nuleidę galveles žiūrės, kaip čia Lietuva bujoja tarptautinėse vandenyse. Tai temų tikrai turim, įdomių, kaip Karolį vertinat, kas vis tik tai čia viską dėlioja, čia užsienio reikalų ministras, ar čia buvęs, kur testinumą dabar labai atėjus nauja valdžia, 2 metai vykdo labai įdomiai. Žinot, mano nuomonė, mano požiūriu, tai Lietuvos užsienio politika klaiki yra. Klaiki. Aš gyvenime neįsivaizdavau, kad visais laikais skambėjo diplomatai. Taip, tai buvo žmonės turintys diplomato statusą, jie skiriasi nuo kitų. Jų kalba skiriasi. Taip kaip sakykime, dvasinių žmonių, dvasiškų, taip, dvasiškių. Jų kalba skiriasi. Taip, malonu iš širdies, visą laiką. Kažkaip apgalvota atrodo, nors ten galbūt ne tik apgalvota, bet iš vidaus taip eina. Jaučiasi, taip. Vat. Ir jautėsi iš diplomatų, kad diplomatas, galėtų būti diplomatas toks kaip Anukas, aš nenoriu pavardę minėti. Arba dabar kaip Budrys. Arba diplomatas, juk skaitosi, kad jisai diplomatas turintis didžiulį patyrimą, Paviljonis. Paviljonis, tai čia topas. Dabar jau tų topų atsiranda, matot, ir daugiau. Ir Anukas, topas. Tai vėl, tegul jie atsiranda kur nors kitur, bet kodėl Lietuvoje? Kodėl Lietuvoje? Negi Lietuvoje žmonių nėra. Tikrai yra žmonių. Jūs gyvenime matėte žmonių, jūs tai juk jau turėjot galimybę matyti žmonių visokiausių. Ir argi nėra žmonių, kuris vertas būtų, kuris gali tą darbą padaryti taip, kad būtų nauda visiems. Bet kodėl Lietuvoje tas, žinot, bjaurumas tas žmonių, tas noras kitam blogų, ir kiek jų politikoje pas mus šiandieną, ir papuola į tuos aukščiausius postus, kaip papuola, jie kažkaip tai, žinot, ruošiami turbūt tam, aš nežinau, kažkam kenkti, tai Lietuvai kenkti, žmonių gyvenimui kenkti, nežinau, tokius kaip
Žinot, Šakalienės, kaip tokius anūkų, pažiūrėkit, kokie jų pasisakymai. Ką jie daro? Ar sveikų protų galima suvokti tokius politikus ir jos laiko partijoje, stato ministrais ir jeigu ne vienoje vietoje, kitoje, ar jie neturi tų žmonių? Juk yra tų žmonių, tikrai. Žinot, tas partijas, skaitykim, kaip sako liaudis, užgrobtas yra, taip? Grupytas, užgrobtas ir ten nepraeina tas žmogus. Aš klausiau dabar, čia kurią tai dieną laida buvo, Bruveris kalbėjo su anūku. Jie vita, reiškia, apie užsienio politiką. Tai ten valandą laiko, ten kalbėjo biesa žino ką. Bet mane pritrenkė, suprantate, aš nesuvokiu po šiai dienai, kaip taip gali būti. Kaip anūkas, aišku, išėjo kalba, daug tos buvo kalbos apie Baltarusiją. Kad pirmiausia, tai reikia ką nors Baltarusijai padaryti blogo. Kaip čia dabar gali būti? Baltarusijai negaudo tų balionų. Reikia padaryti blogo. O kaip padarysi? Tai Bruveris nelabai žino. Tai anūkas sako, mes turim galimybės padaryti. Kaip padaryti? Bet tai taip atvirai ir kalba, kaip blogą padaryti. Aš jums sakau, kad skaudėtų. Kad skaudėtų. Turim padaryti, kad skaudėtų. Žodis skaudėtų. Tai kaip gali padaryti, kad skaudėtų? Vyksta tranzitas, reiškia, į Kaliningradą. Tai Bruveris ir pasakė, tai čia judyti negalima, čia yra, reiškia, įsipareigojimai per Europos Sąjungą. Ne, yra, ką galim mes keisti. Lietuva, ką galim keisti. Mes galim keisti žmonių kiekį, kuris pravažiuoja tranzitu į Kaliningradą. Priklausomai dar taip gražiau, žinot, priklausomai nuo sezono. Kada vasaros sezonas, kada daugiau žmonių važiuoja turistai, tai tada mes galim tą žmonių skaičių sumažinti. Apriboti žmonių skaičių ir jiems skaudės. O tie žodžiai tiesiogiai. Tai diplomatas, pas kurį, reiškia, mintyse ir galvoj, mintys, kaip padaryti, kad skaudėtų. Ir tokie politikai, pažiūrėkit, užsienio reikalų ministerija, žiūrėk, kaip sugriovė santykius su Kinija, kam skaudėjo. Kinijai labai skaudėjo, ne? Kad su Baltarusijos, tai Cikanovskaja, kam skaudėjo? Lukašenkai skaudėjo labai. Lietuva viską iškenčia. Ir tokie kenkėjai Lietuvoje, aš nežinau, kodėl jie drįsta šitaip elgtis. Ar čia jau toks planas, ar jiems kažkas liepia, ar jie taip supranta? Vienas dalykas, čia tokia banga užėjusi, žinot, jeigu paimti mūsų Europos Sąjungą paimti, tai lyderiai tų valstybių, kad ir didelių valstybių lyderiai, jie atrodo prastai. Jeigu Merca dabar, Vokietijos kanclerį, apklausa, ten tos apklausos labai dažnos, 16% vokiečių palaiko jo politiką. Ką tas sako? Mažai. Apie, reiškia, Makroną, tai iš vis nėra kažnekė ten. 77% prancūzų susirūpinę skolą valstybės. Turbūt tie daugiausiai prisiskolinę už visus. Jie prisiskolinę, atrodo, jeigu neklystu. Apie 120% turbūt. Panašiai. O kas mokės? Aptarnavimas tų skolų. Kiek kainuoja pačiai valstybei? Tai, kadangi jų tokia padėtis, jie neturi autoriteto, tai jie ieško kitos nišos, kur įlyst, kur gali pasirodyti, viešumą išlysti. Tai paprasčiausiai užsienio politika tokia konfrontacija.
Ir tai gali rėkti, kariauti jamgi nereikia. Tai jis gali rėkti, gali rodytis gudrus, protingas. Bet už to, kas stovi, niekas. Niekas apie ateitį negalvoja. Nu, kaip tas kareivis Šveikas sakė, nu, nebus taip, kad nieko nebūtų. Kažkaip tai bus, visi kažkas bus. Taip, o pasireikšti, pasipurtyti, matot, kad skaudėtų, ten vėl karus daryti. Tai kaip Šakalienės politika, pažiūrėkit, jeigu užsienio politiką liečiat, kada jinai dar turėjo pradžioj. Apie tą jūs puikiai čia prieš laidą sakėt, kaip priminėt, kaip sukvietė visus vadovus, generolus, kam kiek ko trūksta, kam kur ką padaryti, kad būtų geriau. Nu, visi, aišku, jie pasakė, kiek kam trūksta. O kas įvyko? Pasakė, nuleisk vandenį, čia pagal tą juoką. Bet jos požiūris, jos čia dabar laida buvo, turbūt vos ne valanda su Jakilaičiu. Tai jos požiūris ir kaip jinai šneka, vienu žodžiu, kad šiuo metu, kaip jinai šnekėjo, tai svarbesnio asmens Lietuvoje nėra. Kaip jinai. Visiems kitiem. Kavotis. Nulenkti galvas ir Dovilė, tu mūsų vadas. Visais klausimais. Jinai visais klausimais. Labai piktas žmogus ir labai, nežinau, sunku įvardinti, teko Seime matyti, ką įdaro, tai žinot. Tiesiai šviesiai, tokių dalykų, kad pasakyti, kad juk pakeitė darbą. Ministras tai čiagi ne paveldėjai. Taip, jie atėjo į valdžią, atėjo jau tą partiją į valdžią, tai jie pasidalino tos postus. Tai netiko pakeitė, bet iš karto pakeitė, todėl taip duoda suprasti, jinai pakeitė todėl, kad, reiškia, susijęs Sinkevičius su Fiegda, a Fiegda kelią darė ten į rūdininkus. O tas kelias, reiškia, blogas, kad paimtų jinai, pasakytų, ekspertai nustatė kelią. Koks jis blogas, kaip tenai yra, kam ten tokie dalykai. Jinai žino. Užmetė akį, ekspertas. Žino, jo. Vat ir pažiūrėkit, kaip pas mus, juk tikrai yra ekspertų, yra žmonių kompetentingų. Kur jie? Nėra jų. Nereikalingi. Nėra. Ateina visiškai be kompetencijos. Diletantai. Neturi nieko bendro, nedirba. Nedirbė, neturi jokios patirties. Ir iš karto Turi nuomonę. Ir kaip atrodo, daleiskim, jeigu gali palyginti, pavyzdžiui, vakar kalbėjo ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir tas susisiekimo ministras Tamickas, atrodo, kaip jau pavadėjo. Tai Kondratovičius, aišku, vyresnio amžiaus. Jis nėra toks žmogus, kad jisai žvaigždė, koks tai blizgėtų. Bet kada ir jie kalbėjo apie Baltarusiją, kalbėjo konkrečiai apie Lietuvos vežėjus, apie tą padėtį. Ir Kondratovičius, jeigu pažiūrėti, tai matosi, kad žmogus turi patyrimą, žino, ką jisai kalba. O šitas šiuolaikinis jis įsisuka, jam pakanka to gudrumo įsisukti, įsisuka, bet taigi jaučiasi, tas dalykas matosi. Tuo labiau, kad už nugaros jų kalba eina apie žmonės, ten 1000 vien tik tai tų vilkikų. Tai ne 1000, daugiau turbūt. Nu, jie daug. Jo. Ir uždaryti. Stabdyti. Ir aiškiai, kaip jisai sako, tai čia jie patys kalti. Kam jie važiuoja? Kam važiuoja? Jeigu žino, kokia čia šalis,
kad rizikinga šalis, tai tegul nevažiuoja. O kam? Lyg tai važiuoja, žinot, į Minską apsipirkti į turgų. Jo. Jiegi tarptautiniai pervežimai. Jiegi nėra kito kelio, aplinkui. Čia važiuoja visi. Jo, tai čia vat vienas momentas. Dabar kitas momentas, vat aš jį, reiškia, kitoj vietoje girdėjau, kaip jam uždavė klausimą dėl kelių fondo. Nes įsteigtas kelių fondas bus ir dėl kelių finansavimo, kadangi to finansavimo trūksta, kaip visada. Tai jis pasakė, kad bandys, reiškia, įdiegti etolingo tą sistemą ir tada fondas pasipildys. Tai čia taip jie kalba. O kas yra ta etolingo sistema ir ko čia pasipildys? Čia pasipildys etolingo tą sistemą, jie padarys apmokamus kelius, pastatys ten tos automatus, kur pravažiuoti reikia, surinka pinigus. Ir tą sistemą vadinant etolingus dar išleistinai tų pinigų, kiek tai išleis ant automatų, kadangi pas mus nėra, iš užsienio nupirks. Ir galiausiai iš kur paims pinigus? Iš žmonių kišenės. O tai požiūris. Ir kada jam nesvarbu, kad socdemai ėjo į valdžią, į rinkimuose pasakė, naujų mokesčių nebus. Mokesčių nedidinsim. Vat. Bet visur didina. Susisiekimo ministras. Nu. Ir kas nesupranta, tai galvoja, gal etolingo sistema, gal jinai... Prikris pinigų iš dangaus. Iš dangaus prikris. Iš žmonių kišenė. Jo, o čia iš žmonių kišenė tos dalykus, reiškia, taip sutvarkys, kad automatiškai važiuos ir mokėsi. O taip. Tai Lenkijoje yra, atvažiavai, šlagbaumas, susimoki, važiuoji. Tų kelių ten. Žiūrėkit, ne tik Lenkijoje, ir Vokietijoje daug kur yra. Bet čiagi reikia žiūrėti, ne kad Lenkijoje yra ir Vokietijoje yra, reikia žiūrėti, kiek Lenkas gali nusipirkti. Kaip Lenkas gyvena ir kaip lietuvis gyvena. Koks Lenkijoje turgus ir koks Lietuvoje turgus. Tos dalykus reikia žiūrėti. Tai ir taip, pažiūrėti investicijos, įsikeliai kokie ir kaip čia, žinot, vėlgi, ten, jeigu sumoki, tai važiuoja kaip per stiklą. O čia, tą patį apmokėsins tą ir... Taip, bet vis valdžių ta prigimtis, kam ta valdžia reikalinga. Ji reikalinga, kad užtikrintų žmonėm gyvenimą. Saugų gyvenimą, gerą gyvenimą. Kam jie reikalingi? Bet kodėl jie netaip supranta? Ir jie save lygina prie valstybės. Čia mes tai valstybė, čia valstybė duoda, valstybė daro, valstybė... O čia jų tas gobšumas, tas visas žmonių smaugimas, tikrai nieks jiems to nesuteikia. Tų teisių ir konstitucinių teisių, bet jie tą daro. Ir ieško tik... leidžia žmonės. Žmonės leidžia. Taip, va čia baisiausias dalykas, kad žmonės leidžia. Žiniasklaida jiem padeda. Tai moka ir groja, tai jo. Kaip kam moka, tam tas groja. Juk aš daleiskim tas laidas klausau, tai tenai juk nesakė, klausai, ką tu šneki. Etolingas. Koks tau čia? Etolingas lendi į kišenę, sakyk tiesiai šviesiai, lysim į kišenę, o kad nesakyk tiesiai į kišenę, tai sugalvosim formą, kaip tos dalykus padaryti. Niekadgi nesako. Ir nedaug ką žinau, ką reiškia tas žodis. Kas čia bus? Girdėję, galbūt, bet nežinau, kad nepravažiuosi, nesumokėjęs. Viskas. Tai dabar jau apmokamų tų kelių yra, mokami keliai ten transportui kitam. Irgi baudos baisios, 700 eurų, jeigu nesumokė. Ten daug. Ir va tokia ta, mes nuo to užsienio politikos į vidų, kad negali apeiti tos dalykus. Bet, kaip jūs gali apeiti? Pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Kaip gali apeiti? Kad dabar padarysi tą mokestinių verčių perskaičiavimą. Buvo kas 5 metai, dabar kas 3 metai darys. Ir dabar padarys. Ir jis didės, aišku, nieks nemažės. 70%. O Lietuvos banko vadovas, kas siūlo, kasmet
kasmet daryti tą paskaičiavimo tų verčių. A čia mokestinių, kad vėl jie pasiskaičiuoja ir nuo to mokėk pinigėlius. Turi žmogus namą ir vis ne namas brangsta, o jo mokesčiai už jį. Jo paskaičiuoja, kiek daugiau paima. Mokesčiai. Ir jie nesuvokia, kad visiems šitiem dalykam yra ribos, kiek galima paimti, kada ateina laikas, kad negalima, nėra iš ko paimti. Tada atimti žmogaus namą, prie ko eina viskas. Neturi už ką mokėti, tai tau namo nereikia. Tai būdavo pasigirsta prie konservatorių. Kam jums reikia didelio namo? Gyveno šeima, vienas numirė, išėjo, liko ten moteriškė, turi namą. Kam jai namo? Tegu eina į bendrabutį, į kokį nors butelį, tegu parduoda namą, o nemokėk. Tai va čia, žinot, kodėl žmonės tokie kantrus? Kodėl tiek Lietuvoje nėra tokio, žinot, apklausų nėra, referendumų nėra, žmogui neduoda pasireikšti, neduoda pasakyti, žiniasklaida formuoja nuomonę, kad tas žmogus niekas šiandieną, o jie yra valstybė. Tai, o valdžios funkcija ir valstybės turbūt skiriasi. Čia jau mes ne pirmą kartą šnekam. Į darbą jie neina. Į darbą neina tie politikai. Įsivaizduoju. Ir daleiskim, vakar buvo tas posėdis dėl neliečiamybės panaikinimo Antanui. 69. Nėra jų. Susitarė jie frakcijoje, jau patys sako, ir Olekas, ir Leiputė, sako, susitarėm iš ryto, kad visi palaiko. Jisai jau pasakė, kad aš sutinku, kad man panaikina neliečiamybę. 22 socdemai valdantį koaliciją. 22 socdemų nebuvo balsavimo. Įsivaizduojate? Žaidžia. Jo. Jau mes irgi šnekam ne vieną kartą. Pastoviai į madą įėjo nuotolinis darbas. Komitetai nuotolinis. Labai patogu. Ką veit? Ir jie su to nuotoliniu, suprantat, ir dega, ir taip. Vat dabar vakar dienos, reiškia, kuriozas. Žemės ūkio atstovė ekrane pasirodė su bigudukais. Geras. Žmogus, kuris darbo vietoje dirba, taip? O dar anksčiau rašė, reiškia, kad Šapoka buvęs tas finansų ministras, įsitraukė cigaretę. Kas jam merė. O Matelis toks buvęs Seimo narys, atsimena, ten buvo Bronislavas Matelis. Posėdį be kelnių su trauzais. Tam pasirodė. Jo. O Rasa Budbergytė vyrą savo keikia į ten jo įrašai. Ir mes šnekėjom, ne vieną kartą šnekėjom, reiškia, kad Seimo valdybos posėdį vedė valdybos, tada Seimo pirmininkė buvo Čmilytė ir jinai vedė posėdžius. Tai aš kaip žiūriu, tai gyvenime aš nematęs tokių dalykų, tai aš žiūriu ir stebiuosi, kaip yra. Kaip žiūri tenai į tą sumą ir... Tai nieko nėra. Jo, nieko nėra. O, pasirodė jau. Jau pasirodė, jau. Kažkas tai. Čia kaip tavo anekdotė, žinot, apie pasirodymą. Sako, grįžta vyrai iš dykumos, žinot, ir sako, einam, išdžiūvę burnos, jau gerti neturim ką. Ir staiga pasirodė 10 nuogų merginų. Tai ir ką? Taigi sakau, pasirodė. Tai taip ir Čmilytė, pasirodė, kad... O kaip jinai kalba, tai kalba, žiūrėkit, apie vakar tą dieną, aišku, gėda, kad taip yra, bet šiaip tokie neliečiamybės panaikinimo klausimai privalo būti pačiame darbotvarkės priekyje.
Tai yra esminis šios dienos klausimas. Nes jeigu prieki, tai dar ateina užsiregistruoja. Ja. Jin čia nesako, bet aš aiškinu, kad yra. Esminis klausimas Lietuvai. Darbotvarkė yra keičiama, kaitaliojama, klausimai yra sukeičiami vietomis. Vyksta smulkios manipuliacijos. Jeigu pažiūrėsite į balsavimus, yra ištisos frakcijos, kurios kažkur išsilaksto. Žurnalistam Seime teigia Čmilytė Nilsen. Ja. Tai čia kas nežino, tai jos paklausus, atrodo, žmogus rūpinasi. O pati vedė tos valdybą visus tos 4 metus. Ant sienos reikėjo žiūrėti, kas tenai. Tai valdybos nariai, Seimo valdybos nariai. Įsivaizduoji? Viskas iš to susiveda ir aišku, jie savo gyvenimą nesunkins, o žmonės leidžia. Bet šiandien žmonėm taip suformuota, kad jie nieko negali padaryti. Jūs niekas. Su nauja. Tai čia yra bėda didžiausia. Kad neatsiranda, ir žinot, tas atsiranda irgi, yra tų žmonių, žinot, kurie galėtų ir tikrai dirbti Lietuvą ir protingų, ir atsakingų, bet jų niekas neprileidžia per tą sistemą politinę. Šia gražiai labai pasakėt, kad užgrobtos šiandieną partijos valdo sistema ir pajudyti ką nors. Nėra šansų. Žiniasklaida visa dirba jiems, visa sistema dirba jiems. Ir tik tai, jeigu išlindai, tai tavo per galvą ir nesavas tave patvarkė tokius ir šakalienės dar tokie. Tokia šakalienė, taip, jin šneka taip, kad jin visas pastangas dėjo, viską patvarkė, gynybą ten jau išvis suprantat, jeigu paimti tą gynybą. Aš nenoriu lysti tos dalykus, kadangi čia žmonėm išaiškita, kad čia saugumas. Saugumas. Kaip gali pasakyti prieš saugumą? Negali pasakyti. Negali pasakyti. Bet saugumas tai, visų pirma, tai saugumas, pažiūrint, kas dedasi, pavyzdžiui, toj pačioj Amerikoje. Taip, kad Trumpas turi įvesti gvardiją į miestus, kad žmonės galėtų išeiti gatvės. Kiek susikūrė saugumas. Demokratija. Taip, demokratija. Taip. Ir jisai, kaip didelį pasisekimą, jisai sako, kad Vašingtone dabar vakare žmonės gali nueiti į restoraną. Matot? Tai šitokios valstybės. Šitokie miestai, klausykit. Taip, šitokios valstybės. Tai dabar man pasitikėti ir laukti saugumo iš šakalienės. Matant, kaip jinai kalba, ko iš jos gali sulaukti. Išvis, jeigu paimti gynybą, tie klausimai, vėl lysti čia aiškinti, daleiskim tą šovinių Rheinmetall šitą gamyklą Baisogaloj, kur ten jie su tojais kastuvėliais papylė smėlio. Šimonytė pasijuokė, kad čia gražiai smėlį pilsto. A jeigu būtų jinai valdžioje, tai jinai net su to pačiu kastuvu jinai tą patį smėlį piltų. Taip. Jau. Tiek to. Bet kokia ateitis? Jin gamins šovinius. Aš klausiau interviu. Ar trūksta tų šovinių? Ar kokia ta situacija? Jo, pirmiausia, žinot, šovinys yra šovinys, bet aš klausiau konkretų Serbijos prezidento Aleksandro Vučičiaus interviu. Tai didelis interviu, jis kalbėjo, reiškia, kaip dėl ES, kaip jam patekti ES Serbijai. Ir jis iškilo tas klausimas dėl sviedinių vadinamų gamybos. Jis pasakė, kad mes gaminam ten ir sakė, kokius kalibrus gamina. Praktiškai visų kalibrų gamina visom tom technikom, kur
žmonėms padeda. Apie šitą kalbam vokiečių gamintoją. Ne, aš dabar kalbu apie Serbijos prezidentą. Serbijai. Jis turi gamyklą ir jis gamina... Serbai patys. Jo, jisai gamina visą tą... Visą... Šovinį arsenalą visą. Meniu, skaitykim. Meniu, kur žmonėms valgyti. Gamina arsenalą visą tų. Ir sakė, su ko jisai susidūrė. Reiškia, Rusijos žvalgyba nustatė, kad jo tie svediniai Ukrainoje, tai jie skaitosi draugai. Su Rusija. Istoriniai draugai. Ten jau. Tai jam iš karto priekaištai. O jis, reiškia, tų šovinių netikė, tai priekaištai iš ES, priekaištai iš Amerikos jam. Ir jis sako, kur man dėtis? 30 000 žmonių dirba su toj srity. Man reikėjo mokėti pinigus. Ir kam parduoti, arba kas jos naudoja. Tai gamykla, tai vyksta gamyba. Kur jos dėti? Taip, bet praktiškai kur tu jos gali padėti? Arba tas, kas jos naudoja. Kas kariauja, tai tas kariauja. Arba kas pirks atsargomis sandėlius, jeigu pirks kas nors. Tai kiek tu gali jos sandėlių? Matot. Iš Prienų Argis. Klausom, Argi. Labą dieną. Labą. Jūs čia kalbat apie šitas blusas, kur prekiavo vaikai šitą. Tai čia blusos yra, suprantat. O kas valdė Lietuvą? Aš turiu dabar ministerijose, ministrų, supranti, yra, ir iš Prienų vadu, supranti, pažįstami draugai, kaip tam bendraujam gerai. Tai, supranti, kas man kalbėjo, kad nors ką panašiai. Lietuvai vadovavo Žalimas. Sako, turėjau iš Konstitucinio teismo draugų, kurie buvo teisėjai, supranti. Sako, supranti, keturi balsuoja prieš, 5 už, o remiamas balsas Žalimo. Va. Tai kas jisai parazitas tas. Dar supranti, klausyk, Kęstuti, tavo daržą akmenį įmesiu. Aname skambinau ir kad apie Žalimą pradėjau kalbėti, tu mane išjungiai. Va. Tai kalbam atvirai. Ko čia mes bijot? Gana tų kaspinų ant tų... Norit, kad mūsų kanalą uždarytų. Jau 1 virš 100 000 baudą užmetė Arlauskui, kuris pasakė, pacitavo kažkieno tai išspausdintą informaciją. Dabar jūs norit savo nuomonę, skambinat į televiziją, į radiją ir sakot, davai, aš jums užvarysiu baudžiamą bylą dabar ir jūs paskui kapstykitės. Nu, ačiū. Žinokit, turėkit supratimo, ką jūs darote ir ką jūs šnekat. Yra dalykai, jeigu norit apie ką nors kalbėti, turi būti viena ir kita pusė. Yra žurnalistikos etika ir visa kita. O kad jūs čia atvirai, aš papasakosiu, kaip man atrodo, ir tau baudžiama byla bus. Nu, tai gal jau ačiū tiek to. Apsėsim. Jo, bet suprantat, taip supaprastinti negalima. Jeigu būtų tokia problema, kad Žalimą, kaip sako, nutraukė iš šono. Viskas Lietuvoje vyksta gerai. Žemaitaitį nutraukė nėra. Jo. Arba Šakalienė dabar išmeta ir mes kalbam partiją visą. Visą valdžią mes kalbam. Apie vykdomą visą valdžią kalbam. Kaip dalis valdžios, suprantat? Kaip dalis valdžios, kaip valdžia daleidžia. Vat tokius dalykus. Čia yra esmė. O paimti, suvesti vieną žmogų, Tas žmogus, koks jisai bebūtų, jūs vertinkite prieš rinkimus, vertinkite per rinkimus ir vertinkite jo darbus ir tada nereikės čia, žinot, pradėti kažkokius kalbėti dalykus apie Žalimą. Aš gero nieko negaliu pasakyti. Aš savo prisimenu, kada Konstitucinį teismą nuvažiavau pas tėvą ant kapų, atsiuntė Žalimas čia tą šaukimą į teismą.
Ir reiškia, kaip čia Pūkas galėjo važiuoti ten. Tai, žinot, ar čia Konstitucinio teismo pirmininko kalba? Apie ką čia kalbėti? Aš nenoriu, bet jūs supraskite, ką jūs darot. Jūs nedarykit žalos, kol dar mes galim kalbėti. Jeigu negalim apkalbėti konkrečiai dalykų, kurie įstatymai yra apriboti tie dalykai. Kalbam atvirai, sako. Tų kalbų mes persiklausom. Ojai. Nausėdienės kalba. Va, Nausėdienės jau paklausykit, kaip Jau paklausykit. Nu. galėsit pasijuokti. Va. Tai čia vėl ne Nausėdienė, ką jinai moteris kalta. Jie parašė tą kalbą. Bet čia rodo prezidentūros lygį rodo. Jų darbo rodo kartelę, kaip jinai pakelta. Nu. Kas taip kalba, pažiūrėkit. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 21 amžiaus fenomenas. To kitose laikmečiuose nebuvo. Mūsų laikmetis kontroversiškas ir paradoksalus, nes tai, kas turėtų tarnauti žmogaus geroviai, ima veikti prieš jį. Holistinis soft power failas yra priešnodis visiems bedvasiams, bejausmiams, empatijos nepažinusiems režimams. Jį ir čia jinai sustoja. 14 sekundžių. Nes sekantį žodis jinai pažiūri kaip... Bet ar moteriai reikia kalbėti tokius dalykus? Nu, tai tegul ponė, bet jinai gali savo širdies pasakyti daug ką. Gal ten... Ir pasakytų, būtų gražu, prisiplotų. Bet čia parašo? Bet čia parašo. Va čia parašo žmonės, kurie... Postus užima. Algas gauna jo. Tai turi kažką parašyti tokio, kad tai pateisintų savo atlyginimus, kad jie dirba. Nu, prirašė. Jo. Ir dabar dainuoja, čia giliaudis, tai išmintinga. Iški dainuoja tavo, jos tos žodžius, socialinis savidestrukcijos, spiracijos multiplikavimas, gitarą skambina ir dainuoja. Tas melodija panaši tokia kaip... Ir moterį kišo į tokią, va. Jo. O kas įkišo? Prezidentūra? Prezidentūra. Nu, čia, žinot, atsikvėpimui. Grįžtam turbūt prie pinigų. Grįžtam. Prie pinigų. Vėl grįžtam prie pinigų, grįžtam į Ameriką. Visos, reiškia, spaudos konferencijos praktiškai tenai kiekvieną dieną vyksta. Kiekvieną dieną. Ir ypatingai buvo dabar labai įdomus priėmimas, buvo Saudo Arabijos karaliaus įpėdinio. Labai jie šiltai tenai šnekėjo. Ir jie buvo įsipareigoję Trumpui, kada Trumpas buvo Saudo Arabijoje, įsipareigoję 600 milijardų investuoti į Ameriką. O čia dar pakėlė tą kartelę, pasakė, trilijonas bus. Nu ir aišku... Tai čia pasakė ar prezidentas, ar tas įpėdinis? Įpėdinis, kad tiek investuos. Jo, investuosim trilijoną. Ja. Investuosim. Nu aišku, Trumpas, kai visada aš padariau tą. Baidenas buvo sugriovęs Ameriką, aš per 9 mėnesius atvačiau. Jau dabar investicijų pas mumę buvo 17, dabar jau 21 bus trilijonas investicijų. Reiškia, bet čia ne aš sakau, aš tai kuklus žmogus, čia jo citata, aš tai kuklus žmogus, čia apie mane sako žmonės, kurie stebi mano darbą. Taip jisai kalba, žinot. Jo. Nu ir paskui, reiškia, per jau tą vakarienę ten ar pietus kastinai. Tai jis tam karaliaus įpėdiniui sako, klausyk, gal sako, tu galėtum iki 1,5 trilijono datraukti. Tas sako, negaliu. Nu, gerai, ačiū, sako, ir už tą trilijoną. Dėrybos, pinigai. Reiškia, kalba vien tik tai pinigai. Vien tik pinigai. Ir dabar šiandien paskelbta, reiškia, tie taikos plano, vadina
Trumpo taikos plano 28 punktai. Čia Ukrainos su Rusija nutraukimo karo. Taikos jo to plano. Žiūrėkit. Vienas iš punktų. Rusija bus reintegruota į pasaulio ekonomiką. Sankcijų panaikinimas bus svarstamas palaipsniui ir individualiai. JAV, Jungtinės Amerikos valstijos, sudarys ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo sutartį energetikos, išteklių, infrastruktūros, dirbtinio intelekto ir Arkties projektų srityse. Su kuo? Su Rusija. Su Rusija. Ja. Dėl ko šitokias ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo sutartį? Negalvojat, kad padėti Rusijai pinigų užsidirbti. Dabar žiūrėkit. Įšaldyti Rusijos aktyvai bus panaudoti taip. 100 milijardų dolerių įšaldytų rusiškų lėšų bus investuoti į JAV vadovaujamą Ukrainos atkūrimo fondą. JAV gaus 50% pelno. Čia prašyta jų. Matot. Europa pridės dar 100 milijardų dolerių investicijų. Matot. Likę Rusijos aktyvai bus investuoti į atskirą JAV Rusijos fondą bendriems ekonominiams projektams vystyti, siekiant plėsti tarpusavio interesų ir motivaciją nebegrįžti prie konflikto. Kad uždirbs Amerikai iš visko. Matot? Versliškai. O taip reikia. Taip reikia. Mūsiškiam taip reikia. O mūsų darys, kad skauda, nesvarbu, kiek nutekės Lietuvai žalos. Jo. Ir dabar mūsiškių Seimo nariai čia, reiškia, tam biudžetui dabar, Seime, pateikė pasiūlymų maždaug 1,1 milijardas eurų. A biudžetas tai ruošiamas visą vasarą. Ir ten komitetuose tenai gali. Bet čia grinai, kad pasirodė, žinot, kad jam rūpi. Nors visi žino, kad nėra tų pinigų. Dabar žiūrėkit, dėl tų pinigų pasaka. Atvažiavo ateiviai iš kitos galaktikos į Lietuvą. Į Lietuvą, atsiprašau, į Žemę. Atskrido į Žemę. Nu, jį mato, upės užterštos. Kodėl, sako, tai jūs pinigų, sako, trūksta. Miškai gaisrai. Kodėl, sako, dega tie miškai? Pinigų trūksta. Nu, žodžiu, ką jie nurodo tos kokius blogybės, sako, pinigų trūksta. Tai iš kur, sako, jūs tos pinigus imat? Kas jums duoda tos pinigus? Nieks neduoda, sako, mes patys juos spausdinam. Tai jie išvažiavo ir iš protingų civilizacijų sąrašo Žemę išbraukė. Pinigai. Pinigai. Jokas pro ašaras. Jau ką reikėtų žmonėms išbraukti iš valdymo struktūrų, tai turėtų žmonės irgi pagalvoti. Atsakingiau į viską žiūrėti, matydami, kas darosi, ką daro. Vis tiek visi jaučia, kad jiem tas gyvenimas, ta gerovės valstybė tolsta. O ką daryti? A daryti, matot kaip, ką daryti. Kiek kainuoja vaikų ugdymas privačiuose mokyklose? Žiūrėkit. Herojos gimnazija ir progimnazija Kaune. Nevalstybinė Herojos gimnazijos 7-12 klasėse mokiniams taikomas 695 eurų mėnesinis ugdymo mokestis. 695 eurų. Kuris mokamas 10 mėnesių per metus. Tai mokiniui 10 mėnesių, tai 6950. Nu, apie 7000. Jo. Šeimai, jeigu vienas vaikas. Vienam vaikui. O jeigu du vaikai? Vieto kartą per mokslo metus mokamas 550 eurų mokestis už priemonės
Jis apima įvairias ugdymui reikalingas medžiagas ir kitas reikmes. Čia papildomai? Papildomai, kartą per metus 550. Nu, ten trūks iki 8, tai dadėt, kad netrūktų. Dar žiūrėkit, pietų kaina gimnazijai 6,60 €. Matot? O pradinėse... Bet čia krepšelis taip pat dar eina. Krepšelis, tai čia... Jo. Čia automatiškai. Čia automatiškai. Čia automatiškai. Ja. O pradinėse, reiškia, iki 4 klasės mokiniams taikomas 645 € mėnesinis mokymas. Ten 695, o čia 645. 50 € mažiau. Mažiau jau. O ir 10 mėnesių per metus reikia mokėti. Bet tai čia ne Ausėjos mokykla, čia kita. Čia kita, čia Herojos ta gimnazija. O vaikam, tiem mokinukam iki 2 klasės, pietų kaina siekia 3,25 €. Pavakarių kaina 3,15 €. O 3-4 klasės jau pietų kaina 5,85 €. Matot, vos ne dvigubai. Daugiau suvalgo. Ja. Vat. Herojus valstybė. Jo. Alergiškiam vaikams kainas yra dar brangesnės daugiau, nes jiem reikia maisto pataikyti. Jo, gyvenimas gerėja. Užsienio politika Lietuvos perspektyvoje. Kaip matom, gynyba. Tai dabar jūs pradėjote apie tą ginklų gamintoją vokiečių, kurie tą gamyklą. Lietuva, kur čia įklimsta, sakykite? Įklimpo Lietuva pagal mane, vėl čia tokia, įklampino Lietuvą, tai grinai Nausėda su 5%. Pavyzdžiui, Vokietija, jie susitarė su Trumpu, kad jie 5% iki 35 metų. Visos NATO šalis. Tai Vokietija jau paskelbė, kad jie buvo pasakę, kad 29 metais jie pasieks 3,5% BVP Vokietija. Dabar vakar skaičiau, paskelbė jie, kad nepasieks 29 metais. 29 metais jie pasieks tik tai 3,05, 500 tik tai. BVP. Galvojat, kas jos muš, ar bars, ar ką. Bet mūsų iššoko 5%. Tai jie ne ją mokėt. Jie ją mokėti, bet mokėti tai šaliai, kurios jisai yra prezidentas. Mokėti tiem žmonėm. Ir šiandien mitingas eilinis, ten jau prisijungia ir mokytojai. Ir jeigu paklausyti, ką kalba viceministras, girdėjau švietimo, kaip sakė, jie tenai susitarė, kad šiais metais nuo rugsėjo ir per tos metus tiek ir tiek padidinti atlyginimus. Jie nepadidina, jie pasakė, kad kitais metais, bet jeigu dabar biudžete pinigų nėra, jeigu nepadidins, bet pasakė, tai dabar, jeigu mes nepadidinsim, bet kitais metais, tai sako, jūs gausi daugiau pinigų. Kitais metais. Kur žmogui reikia... Nevalgykit. Jo, kur žmogui reikia kiekvieną dieną. Tai įsivaizduojat, kalbą. Žiūrėkit, jūs esate ekonomistas. Tiek daug analizuojat, stebit, žiūrit. Paimkime mes tą Lietuvoje šiandieną biudžetą, kurį įmanoma surinkti. Ir niekas nežiūri išlaidas. Tik kiek paimti, kuo daugiau pinigų trūksta, visą laiką trūksta. Kodėl nemažina išlaidų? Kodėl, kiek yra prikurta, mes jau čia tiek metų dirbam, kiek mes stebėjom, kiek viešinom, kiek prikuria įvairių institucijų, visokių ekspertų, visokių
ten galimybių studijų pirkimai, ko tik nori, kiek tik nori. Pridaryta tiek visko ir niekas apie juos nekalba. Ir niekas jų neviešina, ir niekas nekalba apie viešus pirkimus, kaip jie vykdomi, kur tie pinigai, tie milijonai, milijardai išplaukia. Kaip čia yra, vat, koks apibendrinus, kodėl va čia ir kaip tos visos bėdos atsiranda, kas jas sukuria šitos visus atmilžius visokius, kaip čia išvertus į lietuvių kalbą, tą atkatus visus sistemą, visokių permokėjimų, mokėjimų, pažiūrėkit, su nacionalinio transliuotojo audito. Kas vyksta, kad reikia auditą atlikti? Juk auditas tai atrodo, tai jeigu tu viską skaidriai darai, tai žiūrėkit. Taip nėra. Ir taip nėra valstybinėse institucijose ir ministerijose ir kur tik tai nori. Žiūrėkit, čia palaipsniui tos dalykus sugriovė palaipsniui valdymą. Ir pavyzdžiui, savivaldybėse, jeigu paimti, vidaus auditas. Visose savivaldybėse vidaus auditas. Visose savivaldybėse, visose tose įstaigose antikorupcijos komisijos. Jos visus sudaro priemonių planus. Girdėjot, kur? Kur, kad jie ką nors apie korupcijas, ką nors ištrauktų, išviešintų. Jie negali ištraukti. Nu, negali. Jie darbuotojai dirba. Darbuotojai. Jie gauna algą savo šefui. Šitas dalykas sugriautas. Žiniasklaida tų dalykų nerodo. Pagrindinis dalykas, biudžete. Jūs neišgirsit niekur, nei vieno žodžio neišgirsit, kad tos, kur ten investicijos numatytos, reiškia, ar skola, kad grąža, fondograža vadinama ta. Kas iš tų investicijų investuota, ką duoda, vat, ką paskolinti. Jo, paskolinti pinigai, kiek jie mums uždirbs pinigų. Normaliai gyvenant, normalioje ekonomikoje, jeigu skaityti. Tai jeigu pasiskolinai, tai tu pasiskolinai tam, kad padarai investiciją, tai tu uždirbai tą, ką pasiskolinai ir uždirbai dar savo, palūkanom tom ir savo uždirbai. Kitaip. Neveikia niekas. Jo, tokių dalykų nėra visiškai. Bet kodėl jų nėra? Kur jie dingo? Kam? Ar čia tie politiniai gobšumo interesai? Ar nėra kas mato? Ar jie visi ten, jau ta sistema, taip valstybės kontrolė atlieka patikrinimus. Pateikia išsame informaciją. Tu ir baigėsi. Tai kam reikalinga atlikti auditą, jeigu po to nieks netyria? Sako, ten blogai. Nu ir kas? Pasaky, nuleisk vandenį, kaip liaudis sakytų. Kodėl taip šiandieną yra? Žiūrėkit, tai mes kalbam, kaip Seimas dirba. Kas ten per žmonės, kiek metų jie sėdi tam Seime. Aš vadinu juos, aš savo čia daviau pavadinimą, aš juos vadinu nekondiciniai. Nu kaip kitaip jūs galima pavadinti? Bet yra Seime, kas užkuria šitą viską, kas formuoja ir jie žino, ką daro. Tikrai žino. Žino, aišku. Ir jie nėra nekondiciniai, kad nežinot. Aišku, yra tokie, kurie ten tuščia vieta, mygtukų spaudytojai, žinot, ir ten nei susigaudys, arba jie ten net nesidomi, nes žino, kad jie sėdžiu ramiai, paspaudo mygtukus, į praeis man kadenciją, aš gerai pagyvenu. Į darbą eit nereikia. Seimo narys, A gyvenimas yra toks, sako, susitarė susitikti, aptarti padėtį socializmas, kapitalizmas ir komunizmas. Tai kapitalizmas ir komunizmas atvažiavo, reiškia, ten, kur jie susitarė. O socializmo nėra. Jie laukia, ateina tas socializmas. Sako, negražu, vėluoti. Negražu, sako, bet aš buvau eilėj dešros.
Tai kapitalizmas klauso, sako, va, kas čia ta eilė, ką reiškia eilė. A komunizmas, o dešra, ką reiškia dešra. Kas čia ir? Nusigyvenom. Taip, o taip ir pas mus. Išeitis kokia? Laukti. Ko žiūrėkit, kokia išeitis? Ką aš dabar galiu pasakyti išeitis? Vaitekūnas, taip, ekonomikos, tas finansų ministras, Vaitekūnas. Žiūrėkit, ką jisai sako. Čia viskas vakar dieną. Lietuva turi erdvės iš nekilnojamo turto ir kitų turto mokesčių į biudžetą surinkti 3 kartus daugiau pajamų nei dabar. Atimti žmonių pasakytų. Galim žmonių atimti. Ir ne, kam jisai sako, turto mokesčiai turi daug privalumų. Iš jų galėtume surinkti 3 daugiau nei surinkam dabar. Tai iš tikrųjų yra neišnaudotas rezervas. Jis LRT televizijai sakė vakar. O tada, kai žmonės jį priims, supras ir nebus streikų dėl 20 eurų mokėjimo už butą, tada bus akivaizdu, kad visuomenė jį priima ir jį naują tą nekilnojamo turto mokestį bus galima priimti, teigia Vaitekūnas. Ko galima laukti? Kaip galima sakyti 20 eurų? Ne 20 eurų, 2 eurai, 2 centai. Turi žmogui palikti tą, ką jis turi, nelysti. Jūs galvokit, kur pinigus uždirbti, kur jūs milijardus išleidžiat, kad jie duotų gražą, kad uždirbti. O ne, tai čia naujas, pradeda dirbti. Kaip jį pavadinti, kondiciniu. Kaip jaunas vyras. Tragedija. Viešai. Tai nėra žmonių, kurie galėtų valstybės perspektyvą matyti, kaip bojojančią, augančią, verslui sudaryti sąlygas. Juk visą uždirba verslas. Juk kad iš to žmogaus, kuris turi ten kažkokį tai savo nusavybę, atimsi. Ar čia valstybės klestėjimas, ar čia gerovės valstybė? Juk gerovės valstybė susikurs, kada tu duosi žmonėm uždirbti pinigus ir nuo jų sumokės mokesčius. Nuo pelno, nuo uždirbtų. Ir mokesčius sumokės tik tai vėl nuo ribos, suprantat? Negali žmogus dirbti, tik tai uždirbti ant duonos ir mokesčiam. Prasmės toks darbas neturi. Prasmės neturi toks darbas. Reiškia, turi paleisti žmonės nuo tų, kas neuždirba, kas uždirba tik tai pragyvenimui. Tai reikia jam dėkoti, kad uždirbi pragyvenimui jokių mokesčių, jokių. Būtą turi, namą turi. Neprašai nieko, kad turi. Ačiū tau, kad turi. O ne kas čia 20 eurų mokėti. Matot? Jie taip skaičiuoja, jie taip žiūri, taip mato. Jie iš žmonės... O čia ir kondicija. Jie žiūri kitaip į to, suprantat, jie gyvena patys. Gyvena gerai. Kol žmonės kantrus, kol žmonės pasitikė galbūt sakyti, atiduoda savo balsus už tuos nekondicinę visą valdymo sistemą, tol jinai auga, jinai bujoja. Jinai mato, kas čia jam atimti iš to žmogaus. Taigi išgyventi vis tiek. 20 eurų. Kas čia 20 eurų? Jo, apibendrinus situaciją. Situacija, mano požiūriu, situacija čia, aš ne pirmą dieną sakau, yra labai bloga, kadangi nei viena valdžia nesugebėjo gaudama paramą nesiskolyti. Nei viena. Ir jeigu paklausti tas skolas, ką tos skolas duoda, ką mes nupirkom, ką mes pastatėm, kur mums duoda pinigus. Pravalgėm. Pravalgė, jo. kai kas. Jo, tai mūsų laida jau visai į pabaigą, tai ačiū visiems,
kurie klausėte, YouTube Pukas TV, galite ją rasti, pasidalinti. Esmė pati tokia, kol mes galvojam, kad yra valdžia, kuri mūsų gyvenimą kuria, tvarko, kaip jie nori, o mes tylim, tai ir tvarkys. Ir laukiam, kol sutvarkys. Ir laukiam, kol taip sutvarkys. Reikės palaukti. Jo, kad ta 20 eurų sakys čia, jeigu jums neliks ir to 20 eurų, vis tiek jūs išgyvensit. Kitais metais. Kitais metais bus geriau. Jo, tai ačiū visiems, ačiū mūsų svečiui, politikos analitikui, Ačiū jums. ekonomistui Karoliui Brudė, sveiki, ačiū, kad buvot, būkit sveiki, būkit tvirti, Ačiū jums. kol dar dalinatės su mumis. Ir aš Kęstutis Bukas linkiu taip pat išminties ir sveikatos. Iki. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.